Labas rytas, labas rytas. Šiandien Saulius vėl atvyko, vėl sodyboj. Ir ką jis šiandien žada veikti. Ogi žada būti vienas visą dieną. O rytoj ir poryt jau nebe vienas. Su visa šeima. Nes rytoj ir poryt bus 20 laipsnių šilumos. Kovo mėnesį. Rytoj gal 15, bet poryt 20. O šiandieną turėtų būti apie 13, bet vėjas toksai nemalonus. Dėl to, va, apsikumuturiavęs visas esu. Ir ką šiandien veikiu. Ogi įdomu, kas su šuliniu vyksta. Kas pamena, praeitoj serijoje buvo išleistas vanduo, ištrauktas siurblys ir buvo įpilta druskos 2 kilogramai. Ir dabar mes turime vandenį. Čia pat vandenį, matot? Nu, realiai dar galėtų būti kokie metras ir bus jau visiškai pilnas. Taip kaip dažniausiai būna pilnas. Todėl aš nusprendžiau, kad užteks, kadangi rytoj visa šeima norės šičia būti ir naudotis vandeniu, o druskingų tai tikrai nieks nenori naudotis. Tai šiandien išleisiu jį visą vėl, su visa druska. Ir įdomu, kiek iki rytojaus prisipildys, bet kiek prisipildys tiek, poryt tai turbūt tikrai bus daugiau. Ir galima bus naudoti. Šiandieną bus misija kokia. Va. Atsinešiau vandens iš kūdrą ir matote, dabar aiškus išdžiuvo, bet kai aš traukiau laukan tą šlangą, čia buvo tokie snarglinės žolės tokios. Ir nėjo nuplauti nuo rankų, kokius 5 kartus ploviau. Vis dar kvapas buvo likęs, taigi reikia nušveisti, nuvalyti šlangą ir merkti atgal. Na va, jeigu bėga. Turėtų išbėgti šiandieną. Šiandien užsiemam dar traktoriuku. Jį reikia parduoti, o prieš tai reikia biškį remontuoti. O remontuoti reikia šičia. Yra pora varžtų, kurių trūksta. Va čia vat gale matosi blizga, tamsu yra. Bet bėda yra tame, kad ten reikia sukti su galvute. Ta galvutė reikia kišti šitą raktą. O raktas netelpa, va, ratas trukdo. Ir ta bėda yra dažna. Taigi, ką man daryti, kad ta dažna bėda pasibaigtų? Reikia chimičinti. Žinot tokį lietuvių liaudės žodį? Chimičinti. Arba haltūrinti. Susiradau tokį seną surūdėjusi dalykėlį, kuris skirtas galvutėm laikyti. Ir man reikėtų padaryti taip. Taigi tą veržlę užmovusi ant šito, kas lieka nupjaunu. Ir tada veržlę privirinu prie to. Ir kas galiausiai gaunasi, ogi štai kas. Šičia galvutė įsistato, o čia yra 13 varžtas. Ir dabar mes sukombinuosim kai ką. Pasiemam galvutę 13, į kurį labai gerai čia tinka. Ir tada užsimaunam ant šitokio dalyko, kuris irgi labai gerai čia tinka. Spaudus mygtuką. Opa. Ir mes turime raktą. Ir tas raktas labai yra patogus. Ir tas raktas labai sėkmingai šičia telpa ir dar daug vietos lieka. Štai ir išspręsta problema. Aišku, reikia neužmiršti, kad į dar vieną detalę įsideda galvutę. Va. Vadinasi, prihaltūrinom. Kai moki virinti, neįtikėtinos galimybės yra. O kai dar tekinti moki, realiai bet ką gali prihaltūrinti. Na gerai, biškeliuką apsitvarkiau. Kas svarbiausia padariau,
Manau, šiandieną saulei pasirodžius reikėtų su traktoriu pajodinėti. Senais laikais būdavo su arkliu pajodinėti, dabar su traktoriu. Nes šiaip gana sausa yra. Kai buvo saulė, buvo vėjas, buvo nekas, o dabar vėjas sumažėjo, o saulė padidėjo. Viskas palankiai vyksta. Pamėginau truputį pajudinti žemę. Tai žiūriu, visai šiandien normaliai, galima pylimą kasti. Va man arklys. Užsikačiau čia tą griovį melioracinį, kuris buvo skirtas vandeniui surinkti. Ir va dabar reikėtų turbūt tą pylimą išvežti. Nėra čia daug. Ten mačiau, yra didelis pelkynas. Taip pat kaip tik tenai ir suvešim. Pylimo nebėra. Dabar galim sakyti, čia yra jau tas pats lygis kaip ir šito žolyno. Ir sekantis etapas, tai yra va šitas stulpiukas. Jisai yra mano riba. Ir prasivesti reikia virvę iki maždaug, nu gal iki čia. Iki to šiltnamio. Ir bus daug maž linija. Ir kadangi aš jau visiškai nesu tikras tos linijos tikslumu, tai paimsim kokį metrą. Ir čia dėsime iškasiu šitas žemes, smėlis ir bordiūrai. Ir tada jau eis krepšinio aikštelė nuo šitos vietos maždaug kitą pusę. Toks planas. Štai virvė, kuri nubrėžė liniją. Ir dabar su pagaliu prasibrėžiu maždaug. tą virvę patrauksiu ir bandysiu su kaušu važinėtis ir po biškį gilin, kol bus nebe žemė, o molis ar kas ten yra, nežinau. Nu, pamėginau dar nukasti truputį ir užteks. Biškį ir šalta darosi. Sutemo. Nukasti čia reikia daug. Va. Matot, kelienas. Pusę metro. Reikia nukasti. O paskui dar smėlio.
pusę metro užvežti. Gerai, šiandieną turbūt tiek. Reikia pakuoti šmutkės ir varyti namo. Taip jau šiandieną labai ilgai esu šičia. Kokias 9 valandas turbūt. Gerai, iki sekančio susitikimo turbūt jau rytojaus video.